savo vaikiną. Juokau. Man patiktų bučiuotis, tai tikrai suteiktų daug malonumų. Būtų rytingesnė ir labiau suprantama. Tikrai. Mes vėl kartu! Mes vėl kartu, kaip senais laikais, kai buvo mažos mergaitės, kai niekas nerūpėjo. Tai kažkaip nutolo viena nuo kitos, bet tas buvome atsiskyrus. Seniau buvome visas kaip viena, o dabar lyg atskiros. Vaikystėje viskas buvo kitaip. Žmonės keičiasi, mes žengėme laipteliu gyvenimo aukštyn. Kasdien suprantame vis kažką naujo. Ką tu čia svaigsti? Tu ką, nepameni? Žinojo viena kitos paslaptis? Ne, kaip šėlo, kaip svajojom, kad visą gyvenimą būsim geriausios draugės. O Dieve, kas iš to? Taip, tai buvo tada. Bet viskas pasikeitė. Tu tiesiog pasipūtusi višta. Tobulos palaimos pavyzdys. Tavo tėveliai turtingi, tu viską gauni, dėl nieko tau stengtis nereikia. Mano tavęs, tai nuo mano gyvenimo blogo. Kaip sakei, mano gyvenimas idealus, aš pasipūtusi višta. Klausyk, tu nieko nežinai, kad mane ta čia poderį žaidinėjai. Mes visi turim problemų. Galų gale ir pas mane jų kako. Turbūt dar nežinai, kad mano tėvai turtingi. Tu pasipūtusi višta, tu pasipūtusi višta, tu pasipūtusi višta. Baigit! Aš jūs visas tam ir pasikviečiau, kad vėl susivienytume, kad vėl taptume artimus. Aš jūsų pasiilgau. Manau, visas viena kitos ten giliai ilgimės. Taip, mes nieko viena apie kitą nežinome, betgi tai galima pakeisti. Perėjo gimnaziją, mūsų klasė važiuojant į keliones, visi žaidėme tokį žaidimą. Kiekviena iš mūsų turi užduoti po intriguojantį klausimą, kurį turime atsakyti sakant vien tik teisybę. Neatsakyti negalima. Išsisukinėti taip pat. Sužinosime daugiau viena apie kitą. Taip daug linksmiau. Jūs neįsivaizduojate, ko tik apie savo klasiokus nesužinojau. Gerai. Kuriems galams aš turiu pasakoti apie savo asmeninį gyvenimą? Baig, pasitikėk mumis. Baig, drebė, juk gyveni tik kartą. Mėgautis. Aš pasakiau ne. Tiesiog apgailėčiau, manuotų. Kažina, tų pačių saugojimas yra gailėtina. Atsipalaiduok, nieko čia blogo. Pradedam. Galiu pradėti? Ar tau patinka, o gal patiko Mantas? Ne, nepatinka. Nemeluok, jis tave veža. Matau, jau. Jo, jis toks simpatukas, kurios iš mūsų ta žylis netraukia. Kaip yra žuolis. Iš kur jis ištraukia? Daug kartų jūs matėm kartu. Šerna, žaidėta prie jų! Neužtenka vieno, tai ką, kad gili du? Šiurkė! Taip. Ką? Ko čia spokso? Persivačiau, tiek. Nuo kelių gabalėlių. Kokių kelių? Prisėdžiau taip, kad vos palaiku savo storą užpakalį. Mes visos žinom, kas to. Nieko jai nėra. Tai kodėl tokia dūsna darbena? Žinai, tai labai išdėjęs. Aš stara. Tiek, pasakau. Man nieko nėra. Sakyk tiesą, juk pasižadėjau. Bent pabandyk. Jis buvo tuščias, tik ties viduriu stovėjo keli vaikinai. Tada išgirdau. Karmenį nuoširdų! Kaip tau negėda mokykloj trintis? Su tokia riebalų pagalve. Ant užpakalio! Jie man užstojo kelią ir pradėjo stumdyti į sieną. Aš išmečiau knygas, o mano lūpų skambėjo žodis. Vienintelis ir skaudinantis. Storulė! Užuot kimšusi guli prieš pačius ir užsidėdusios panakolą, pradėjau daryti man šitą veisėkėjimą žymės. Prisimenu tą pirmąją dieną, kai nevalgiau nieko. Buvo daug dienų, kai nevalgydavau iš vis. Kiekvieną kartą numetusi kilogramą pasijusdavau tokia laiminga. Gyvenau vien tik šiuo jausmu. Tai buvo euforija. Man reikėjo pagalbos, tačiau aš nemokėjau jos paprašyti. Visi įtarė, kad turiu problemų. Tačiau žinau, kad negalės man padėti, kol pati to nenorėsiu. Visą gyvenimą viską dariau dėl kitų. Pažymiai, manieros, apdovanojimai. Viskas dėl kitų, o ne dėl savęs. Aš nebestudijuoju tų žurnalų.
Nebenoriu būti stilinga. Nujaučiu kažkas. Tu tokie nesi, turi dabar pat viską baigti. Tu turi pradėti valgyti. Kaip tu gali nekelti savo figūros? Tu turi ją pamėgti. Dėl tavo figūros visas pasaulis nugriūtų po kojom. Tu esi tu. Kada mus moko suprasti? Tas mes. Ir amžina palaima. Tu esi savastis. Tu esi amžinas žinojimas. Amžina būtis ir amžina palaima. Tu esi savastis. Tu esi amžinas žinojimas. Amžina būtis ir amžina palaima. Žinau. Atsakyk. Nežinau, atsikabink. Kamilė, tai iš kur jie? Nežinau, gal gėdė atsitikau, gal žaidžiau su broliu, pištėlės ir gavau. Šitas irgi gavai man broliu. Ko jis nori? Kamilė, kas buvo? Atsikabinkit! Nieko čia nebuvo. Koks jūsų suknistas reikalas. Palikit mane ramybėj. Čia mano reikalas. Jūs rūpinkite savais. Kamilė, kas nutiko? Kas tai padarė? Koks skirtumas? Gerai, jau gerai. Mane muša. Muša ne tik mane, bet ir mano mamą. Ir tai ne mano brolis. Jis išvažiavo, pas jam suėjo 18. Tai mano tėvas. Nekenčiu jo. Vos mama ką pasako, jis puola ją mušti. Kai bandau mamą ginti, gaunu ir aš. Jis šaukia, kad aš gyvenimo klaida. Tokia pati psichė kaip ir mano motina. Kaip visada dalykas. Ima. Nesušalykit. Man 15. Palauksiu kelius metus, o tada išsinervinsiu iš namų ir paliksiu sumus iš sienos. Ir niekada nebeversiu. O išėjus, išpildysiu savo didžiausią svajonę. Išvažiuosiu į Londoną, užsikalsiu pinigų, o tada susirasiu brolį ir pasakysiu, kaip stipriai jį myliu. Labai myliu. Bet baigiu liūdėti. Yra kaip yra, kad nors viskas pasikeis. Prisimenat mūsų seną dainą? Galbūt dainuoja, dabar patrimuoja. Tu esi ir šito gana, vienatvės pilna. Tu galvoji, kas bus, kas nutiks, kai pabus jis, atsikels ir nueis. Niekuomet nekartok to paties, niekas rankų neties tau. Jie visi dar laukia, su užuojautos kaukėm, atleiskite, ne dabar. Tavo gyvenime kur mano vieta. Aš visuomet savo tėvus įsivaizdavau kaip muilo operų herojus, prabangiai apsirengusius ir turinčius pilnas kišenės pinigų. Kreipiausi į vaikų teisių apsaugos tarnybą dėl informacijos apie šeimas, iš kurių galėčiau išsirinkti savo vieną. Žengti tokį atsakingą žingsnį buvo labai sunku. Tai buvo svarbiausias pasirinkimas mano gyvenime. Ir pasakysiu jums atvirai, tolesnis pasirinkimas buvo toli gražu nelengvas. Dabar mes esame nuostabi šeima. Ir kartu gyvename jau keleri metai. Visi sako, kad mes su mama labai panašios. Tai ką akis tėčia? O į ką turi būti panašus vaikai? Ar panašumas kažką lemia? Ar svarbiausia, kad mes būtume kaip mūsų tėvai? Kaip? O ką tu niekas nerūko tai? Lipija, ką? Tu ginai kinis, ar reiškia, tu trumpinti savo gyvenimą. Mano gyvenimas ir taip sušiktas, skirtumo nėra, kiek noriu, tiek ir nuodiju. Olivija, galiu paklausti, kurią tu galvoji. Galiu prisiekti, kad nesugaudo. Man visiškai dzinant tos tavo nuomonės, čia yra mano gyvenimas. Ir tu mane pamokslausi, nei pašyčiai, jau aišku? Ko tu puolija? Mano veido oda pasidarė neįtikėtinai balta. Pradėjau jausti sąnarių skausmus. Jaučiau nuovargį. Vėliau iš nosies pradėjo bėgti kraujas. Ant plūkų pasirodė pūslelinė. Aš
turiu lemtingą diagnozę. Kraujo vėžys. Vis persmelkia vienintelis žodis. Tačiau nėra donoro. Nėra ir transplantacijos. Visą tą laiką mane lydėjo negalė. Artimieji taip pat ilgai. Bet kiek įmanydami, stengiasi mane įtikinti. Tu gyvensit. Bet aš negalėjau. Negalėjau pasakyti, kaip man sunku. Kai pamačiau, kad kraujo tyrimai neblogi, man tarytum užaugo sparnai. Įsižiebė viltis, kad kraujo vėžys nugalėtas. Dabar mano sveikata yra labai gera. Turiu daug energijos. Sveikas, Mantai. Norėjau tau pasakyti, kad Auksė žaidžia su dviem. Ir yra tikra žiūrė. Ką neišeisi, ką neišeisi? Aš tau parodysiu. Ką tu man parodysi? Gailėsitės, visos iki vienos gailėsitės, kad gimė. Tik mes tavęs bijotume. Tu silpna viduje. Tu savo pyktį išlieji, kitų tave apatina kuriame žmogų. Kuris galėtų tą informaciją paskleisti, paviešinti kokį nors svetainį, kurį lankosi didžiausia mūsų mokyklos mokinių dalis. Jis hakeris ir pats jų nelabai mėgsta. Bet to jis man šiek tiek skolingas. Tai tik apsidžiaugs padaręs paslaugėlę. Tai ko dar laukiu, skambink jiems, išlupdysim tas vėplas. Čia mėja, klausyk, gal galėtų padaryti metų paslaugėlę? Paskleisti informaciją internete apie Auksę, Kamilę, Miglę, Lukreciją, Moniką ir Jolitą. Prisimint tas nuotraukas. Tas nusinčiau praeitą vasarą. Tai va, panaudokės ir prašyk visokių komentarų. Kokių? Na, pavyzdžiui, kad Kamilė muša, Lukrecija sirgo vėžiu, Miglė anoreksija, Jolita įvaikinta, o Auksė tikra žiurkė. Nežinau, gal ir pats dar ko nors prikurti. Svarbu, kad tas būtų sužlugdytas ir visi jų nekęstų. Paskleisk informaciją, pavyzdžiui, Facebook'e. Svarbiausia, kad tai atrodytų labai gėdinga. Užsirašai, nuostabu, ačiū. Tuojau informaciją paskleis internete ir visi apie ją sužinos. Pagaliau atėjo jų populiarumui galas. Taip galėjo. Jūs pasveitė visas čia pasakytas pasakas. Visas. Bet už ką šitaip mūsų nekęsti? Jums gal ką dėmesio trūksta? Ne dėmesio, mergytė. Jūs visuomet būdavo tas populiariausias ir mylimas. Dabar jūs mindytos ir sumušytos su purvais. Jūs užgoždavot mus. Dabar jūs niekas. Taip ir turėjo būti. Atėjo Mūsų valanda! Reikia, kad kas nors mane palaikytų. Taip, mane. Net ir aš nesu akmeninė. Nors esu stipri, bet ir stiprus daiktai kartais trūksta. Jaučiuosi tokia vieniša, tokia pasimetusi ir liūdna. Tai nutiko maždaug prieš 9 mėnesius. Tėvas lėkė 140 km/h greičiu, kol viename posūkyje jis nesuvaldė automobilio. Pasak policininkų, mašina slydo maždaug 40 metrų. Paskui dar 12 metrų lėkė oru. Pagaliau automobilis sustojo, kai jo galas trenkėsi į medį. Mama žuvo iš karto, o brolis buvo išvestas pro langą. Naktį ligoninėje praleidau kupina vilties, planuodama ir melsdamasi. Padarėme viską, ką galėjome, pasakė gydytojas, kaip brolis mirė. Tačiau didžiausia bausmė yra gyventi, jaučiant savo poelgio pasekmes. Jis pripildė mano širdį skausmo, kuris niekada neišnyks. Jei būčiau žinojus, kad tai paskutinis mūsų pasivaikščiojimas lietuje. Būčiau dar ilgiau tave vedžiojusi audroje. Būčiau laikiusi tavo ranką savoje, lyg gyvenimo giją širdyje.
Ir griaustinis tuomet būtų sušildęs tave. Jei būčiau žinojus, tai paskutinis mūsų pasivaikščiojimas Lietuje. Jei būčiau žinojus, kad nebeišgirsiu tavo balsą niekada, būčiau tuomet įamžinus jį savyje. Ir vienatvės naktimis galėčiau prisiminti tave. Ir tavo žodžiai man būtų įstrigę atmintyje. Jei būčiau žinojus, kad neišgirsiu tavo balsą niekada. Jei būčiau žinojus,